Nu. Все, Hradnanikai, supratau, ieškom, reiškia, šluojam miestą, vat ir kaip, reiškia, atrasim pėdsaką, antras etapas. Kinologai su ovčiaračkomis. Jie, reiškia, pradeda ieškoti ten, užjaust, užniuchint kažką ir kaip jie pajaus, arba Beniuška irgi užjaus, pajaus, kad jį, reiškia, tipo ieško ir atsilieps. O tokie variantai. Tai niekas taip ir neaišku. Aišku. Viskas aišku, Hradnanikai. O pavyzdžiui, man aišku, kaip pagaut lapę. Reiškia, prieini prie lapės olos. O prieš tai, reiškia, pagauni barsučioką. Vat, ir duodi, reiškia, tam barsukui į lėtinėlės pusę litro. O barsučiokas, žinok, kas jam į lėtinėlės papuola vis laiko. Ir tu jį taip nuleidi į tą olą, reiškia, ir lauki 15 minučių. Kodėl? Todėl, kad po 15 minučių lapė išlys parūkyta. Šramai! Ir lapė tavo. Benė gaudo broliai humorai. O tu? Čia dabar nafiga, kaip, kas, kam, kodėl? Nes Benė ir suorganizavo tos šaudymus. Čio, Hardinandai, Benė ir šaudymai, baig, čiūš sabačio. Kažkokia. Tas kileris, kurį nušovė. Robertas Mezūra. Senas Benės draugelis, dar nuo zonos laikų. Va Benė jį ir pasamdė. O tokia versija. Ir tu tiki tokiomis basnėmis. Mane ką tik perspėjo. Kur Benė? Galvok. Šramai, galvok. Sofija? Telefonas iškrito. Ką čia veiki? Atvežiau tą dovaną? Vėl bus kažkokia paslauga, kurios negalėsiu padaryti, ką? Ne, smulkmena, paimk. Ne, sakyk pirmą. Ko reikia? Gerai. Turiu tokių žinių, kad Maratas ketina papirkti tavo vadybininką, kad paimtų jų prekį. Užtarsi mane? Tai nėra kalbos. Jokių svetimų. Aš perduosiu vadybininkui. Na, ačiū. Kažkur iškeliauji? Tai jo. Toks oras, galvoju, gal pavažiuosiu kur prie ežero. Tai gerai, gero ežero. Ačiū. Iki. Iki. Hradinandikai, nu tu mane žinai jau kiek. Jau, aš tų ryšių turiu vos aukščiau stogo. Nu, bet ir tai, jau nežinau kam paskambinti, nes visi yra perskambinti po keletą kartų. Nu, ir man taip atrodo, jei jau toks kipišas, tai Beniuchas jau senai Таити Гаити. О, пацаны, здорово, ребятос. Ну, то есть жносим. Давай.
Visur pravažiavom, niekas nei matė, nei girdėjo. Toks jausmas, kad slapstus nuo viso pasaulio. Picas nei kartą neužsisakė iš tos vietos, kur kas antrą vakarą veždavo jam. O taip, pacanai. Karočiai, Ferdinandikas man atveria šriubus, šmūbus, nu ir taip toliau. Karočiai, be niuchos galima beveik kokią akimirką neturėt. Benė medžioja. Padėjau. Labai gerai. Nejuda dabar? Ne, dabar prie parduotuvės. Apsipirkinėja. Bet žinai, man vienas keistas dalykas krito į akį. Koks? Olivija į mašiną dėjo didelį lagaminą. Bet sakė, kad varo prie ežero. Pailsėt. Na ir? Tai ką imtum prie ežero? Skryberio, rankšluostį, maudymkę. Bet tikrai nedidelį lagaminą. Man atrodo, kad nesusirašė arba į tolimą kelionę, arba išsikrausto. Gal. Pažiūrėsim, kur judės. Eisiu Hebrai parodyti. Šaunuolė. Kažkokia kreiva lazda. Yra naujienų. Benė turi tokią draugę Oliviją. Už GPS nuėjus mašiną turiu žemėlapį. Pala. O Olivija barono dukra? Nežinau. Tegu pasaka. Blogiau nebus. Kaip tu padėjai Blakę? Nu, ne aš padėjau, Sofija. Jinai ją pažįsta. Sustiko, užkalbino ir padėjo. Nafik tu kiši svetimus žmonės į mūsų reikalus. Nu, kodėl svetimus? Taigi kartu mes gyvenam, nu. Jinai žino, dėl ko mes Benės ieškom. Nežino, bet jai ir neįdomu, neklausinėja. Žiūrėk tu man. Kad paskui netaptų nereikalinga liudininkė. Dieve, nesiparink, gerai? Netapsiu jokia liudininkė, aš už ją atsakau. Gerai, eik pasek tą Oliviją. Gal iki Benės dasikasi. Žinai, žiauriai durnai, kad neturi telefono, nei paskambint galiu, nei ką. Kam skambinti? Nu tai, buvau parduotuviai, nežinau, ką pirkti, būtume bent pasitarę. Nu, kad tokias problemas tai būtų. Tai kaip nauji namai. Pamatysi. Būk geras, paimk lagaminą. O čia visai nieko. Man patinka. Jauku. Tikiuosi, nereikės vėl viską metus ieškoti naujo, ką? Nereikės.
Viskas greit baigsis. Kaip tai iš vis gali žalę valgyti? Kalis magnis. O šiaip vitaminų bomba. Ramiai parvažiavai. Ramiai. Niekas nesiekia, niekam mes neįdomus. Svarbiausia viens kitam įdomus. Tu mėgamai matei? Bet aš dar kavos noriu. Aš tą galiu padarysiu. Eina mėgamai parodysiu. Faina, čia upėtakis. Upėtakis čia? Upėtakis. Oi, toj pamiršti. Gyvent nori. Čia, suprant, čia kaip lašiša tas pats. Kaip tikras žvejas, Gabija nusprendžia žuvelę paleisti. Tik baimė daro. Kaip sekės? Blogai. Niekas nieko nematė, negirdėjo. Išgaravo Benį. Larkinas, Markė, Šramas. Nieko nenusprendė. O jie jau ieško Benios. O tai jeigu net savi negali rasti, tai kaip jie suras? Nežinau. Beje, man Liepa parašė. Mangi paleidžia iš ligoninės. Tai nors kažkiek gerų naujienų. Nors tiek gerai. Ką čia žiūri? Ai, belenka. Gali persimti, jeigu nori. Nepergyventų tai. Ką galėjai, tą padarai. Neišgelbėsi viso pasaulio. Matyti irgi nepatiko akistata su princesės baimėmis. Viskas gerai, kas gerai baigėsi. Ir laidoti nieko nereikės. Benai. Benai. Kiek galima laukt? Benai, tai kur ta kava? Palauk biškį. Ką darai čia? Kažkokia keista mašina važinėjasi. Oi, prasideda. Tik nauja vieta, nauji ir nuotykiai. Aš tau rimtai sakau. Labai jau lėtai važinėja. Taigi čia greitis 40. Va, vėl grįžta. Matei? O tai kas tau čia įtartina? Tai buvo pristabdęs, žiūrėjo, kas kieme. Tau paranoja, Benai. Palik automobilį kitą gatvėje. Nu čia dabar? Aš tavęs gražiai prašau. Nu gera, klausyk manęs. Palik mašiną kitą gatvėje. Kada viskas pagaliau baigsis? Ten Olivijos mašina, bet kieme nieko nėra. Jo, namas aiškina mamos. Gera vieta pasislėpti. Na, Henrikai? Vėl juda Olivijos mašina. Kažkokie manevrai vyksta.
O paskui perstatė mašiną čia, kitoje gatvėje. Ir grįžo atgal į namą. Perstatė? Čia aiškiai rodo, kad jinai kažko saugosi. Namas nuomotas. Klausimų kaip ir nelieka. Negerai, labai negerai. Jis gali būti ne vienas. Pofik. Be nereikia įrėminti. Kitos išeities neturim. Padarysim tai tyliai, ramiai, su kaukiam. Šarkys neliks sužavėtas. Mūsų tai nejaudina.